įsivaizduokite tą šviesą, kuri ėjo į didžiąją Lietuvą iš mažosios Lietuvos. Ir turbūt nebereikalo Sudargė stovi šitas paminklas knygnešiam, jų nepaprastiem darbam. Mes plačiau kalbėsim apie tą progą, kurią mes čia susitikom prie Martyno Siderevičiaus kapų, eisim visi kartu į kapus, nes kovo 7, kaip tik sukako 107 metai, kaip Sudargų Siderevičius iškeliavo į amžinybę. Na, o sekmadienį, jeigu dar būsit kapuose, netikėsit, vėl gali tą žvakelę ten padėti ant jų kapo ar gėlelę, tai kaip tik knygnešių diena. O šiandien aš norėčiau, kad mes tą vietą pagerbtume tokiu gražiu šūkiu. Aš jį pirmiausiai pasakysiu, o paskui sakysim visi gerai. Tai būtų, mes kalbam lietuviškai, mes rašom lietuviškai, mes skaitom lietuviškai. Tikrai turbūt. Palaukit, mašina tegu pravažiuoja. Gerai, tai pasiruošiam. 3, 4 ir šauksim garsiai. Mes kalbam lietuviškai, mes rašom lietuviškai, mes skaitom lietuviškai. Ačiū labai visiems, o dabar mes keliausim prie Martyno Siderevičiaus kapų.